vartoti, sakau, kažką, kad sustiprint imunitetą, na, tai iš principo yra mitas, dėl to, kad imuninė sistema yra labai šiaip sudėtinga. Tai reiškia, kad ją sudaro, na, ne tik kažkoks vienas organas, tai yra organų, sistemų, ląstelių ir tų ląstelių išskirimų medžiagų visuma. Na, ta prasme, imuninė sistema yra išsidėsčiusi per visą mūsų organizmą. Ir, na, nėra kažkokios stebuklingos piliulės, kuri vat imtų ir tą imuninę sistemą sustiprintų. Tai iš esmės dar ne imuninės sistemos veiklą užtikrinti gali, na, ta mūsų skambioji frazė, tik tai teisingas gyvenimo būdas. Tai reiškia, kad vaikui reikia pakankamo miego kiekio, gryno oro, fizinio aktyvumo, tos pačios subalansuotos mitybos, mokyti rankų higienos, vengti uždarų patalpų šaltuoju metų periodu, tada, kada labai gerai plinta virusai ir bakterijos. Tarp žmonių, aišku, yra įrodyta, kad maitinimas mamos pienu, ypatingai pirmaisiais 6 gyvenimo mėnesiais, taip pat užtikrina tolimesnę, na, darnesnę galbūt imuninės sistemos veiklą. Bet, na, kaip aš kažkada sakiau, analogiją galima vesti su žmonėm, kurie nori turėti gražų, sportišką, ištreniruotą kūną. Na, ta prasme, neužteks išgerti kažkokią piliulę. Tam, kad tą kūną turėtum, tu turi eiti ir į sporto klubą, tu turi prisižiūrėti mitybos, tu turi žiūrėti savo gyvenimo būdo, kaip gyveni. Ir tikrai, na, dėja, tikrai nėra nei vienos tabletės, kuri padėtų turėti tą gražų kūną ir fizinį parengtumą. Tai lygiai tas pats yra su imuninė sistema. Nėra tablečių, nėra papildų, kuriais mes galim tą imuninę sistemą kažkaip paimti ir sustiprinti. Turim tokią, kokią turim. Tai vadinasi, kad mūsų imuninė sistema, šiaip, na, imunitetas skirstomas į 2 dalis, įgimtas ir įgytas, tai reiškia, kad mes gimstam visi su maždaug panašiomis imuninės sistemos sudedamosiomis dalimis, o įgytas imunitetas susidaro tada, kada mes per gyvenimą turim tam tikrą patirtį. Tai reiškia, kokiamis lygomis esame sirgę, nuo kurių lygų mes esame vakcinuoti. Tai taip mes suformuojame įgytą imunitetą. Tai, kaip sakau, gimėm su tuo, ko gimėm, vaiko imuninė sistema iki 7 metų vis dar bręsta ir suaugusio lygį pasiekė tik tai maždaug pradinėje mokykloje, vadinasi, nėra ko norėti, kad vaikas iki 7 metų nesirgtų tiek pat retai, kiek serga suaugę žmonės. Na, o įgytą imunitetą, taip, mes vieninteliu, kuo mes galime suformuoti, tai vakcinacija, vadinasi, vakcinacija suformuoja apsaugą nuo tam tikrų infekcinių ligų, su kuriomis vaikas gali susidurti ir taip padės jam nesusirgti.